Į akciją susirinko negausus mitinguotojų būrelis. Deja, ši akcija pašalinių stebėtojų akimis labiau buvo panaši į politinių partijų besinaudojančių situaciją žaidimus, o ne į tiesos ieškojimą. Akciją prie Kauno apygardos prokuratūros stebėjo ne tik uniformuoti, bet ir neuniformuoti pareigūnai, kurių buvo daugiau nei pačių mitinguotojų. Tačiau šalimai stovėjusių stebėtojų teigimu, į viešumą iškilusi pedofilijos atveju ir teisėtvarkos institucijų neveiklumo istorija dabar sėkmingai naudojasi politinės partijos. Mat šiandien mitinguotojų vedle tapo kažkada aršiai žemės savininkų teises gynusi, Leo LT kritikavusi, tačiau nieko nepasiekusi ir lyg sėkmingai prisitaikanti prie kiekvieno laikmečio visuomenė ypač aktualių temų Rūta Zabelienė. Mums ne vis tiek, kad yra šaudomi žmonės, nesvarbu už ką, bet tai yra labai negerai. Į maždaug pusvalandį mitingavusius žmonės kreipėsi ir vyriausiasis prokuroras Kęstutis Betingis. Pasidomėjęs, ar akcijos dalyviai turi klausimų bei priekaištų, Kęstutis Betingis mitinguotojams pasiūlė mintis išdėstyti raštu. Aš išėjau paklausti, ar turi kokių prašymų, jeigu čia pas mus. Tokių prašymų niekas nepateikė. Tai žmogaus teisė apsispręsti ir panašiai, ką daryti. Svarbu, kad išlaikytų visą rimti ir teisę reikšti savo nuomonę. Bet jeigu susijęs su mumis, tai tegul konkretizuoja, pateikia prašymą.